Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie legendinį dilgėlių raugą. Kodėl sakau legendinį? Todėl, kad apie jį jau kuris laikas sklando įvairiausios legendos, jau ne pirmus metus, kad tai yra viena geriausių natūralių trąšų. Ir tai naudojo jau ir mūsų seneliai, močiutės. Tai buvo natūrali augalinė trąša. Ir aišku, daugiau naudodavo anksčiau mėšlą. Daugiau žmonės ir turėdavo galimybių jo gauti. Dabar tikrai ne kiekvienas turi to mėšlo. Tai tikrai geras pakaitalas būtų dilgėlių raugas. Apie jį aš sužinojau iš tikrųjų iš savo tėvų, kadangi jie netręšė žemės cheminėmis trąšomis, o sodininkavo, ūkininkavo natūraliai ir tręšdavo natūraliais būdais, tai yra dilgėlių raugų, pelenais, lapais ir įvairiom kitom medžiagom, kurias galima panaudoti sodininkystėje ir daržininkystėje. Dabar, kuo ypatingas tas dilgėlių raugas? Atrodo, kas čia tokia dilgėlė? Bet iš tikrųjų dilgėlė yra prikaupusi savyje daug įvairiausių medžiagų. Jinai paprastai auga, tai yra nitrofilinis augalas, tai yra azotą mėgstantis augalas. Ir jinai auga paprastai tokiose derlingesnėse vietose. Jau jeigu matom, kad auga dilgėlė, vadinasi, ten žemė tokia labiau, kaip čia pasakyti, praturtinta įvairiomis medžiagomis. Ir jinai savyje taip pat kaupia azotą. Na ir jeigu mes ją šiek tiek parauginam, pafermentuojam, tai tokiu atveju mes gaunam tikrai neblogą augalinę trąšą. Dabar šią trąšą geriausia yra tręšti pavasarį. Kodėl? Todėl, kad pavasarį augalams reikia daugiausiai azoto. O kaip ir minėjau, dilgėlė kaip tik kaupia daugiausiai to azoto. Ir ką daro azotas? Jisai suteikia žaliąją biomasę augalams. Tai būtent pavasarį jos reikia, kada viskas auga, kada reikia būtent užauginti pirmiausia tą žalę biomasę, o tada ant jos jau bręsta vaisiai, uogos ir visa kita. Tai šiuo periodu geriausia yra naudoti tą dilgėlių raugą. Atlikti tyrimai parodė, kad tai yra tikrai veiksminga. Ir mano pačios tyrimai, aišku, bet yra šiek tiek ir mokslininkai, kai kurie domėjosi šią ypatingą trąšą. Tai aišku, tikslaus azoto, fosforo, kalio santykio mes nepasakysim, nes vienur prikaupia daugiau, kitur mažiau, priklauso nuo dirvos, nuo šviesos, nuo daug veiksnių. Tai, sakykime, hidroponikoje šitas metodas tręšimo netinka, nes ten turi būti tikslus MPK santykis, o čia mes, taip sakant, iš lempos vos ne turim tą santykį ir jis yra neaiškus. Bet va taip savo daržiukam, savo reikmėm, nedideliem ūkiam, na tikrai be galo gera trąša, išbandykite patys, manau tikrai pasiteisins. Ir ką reikia daryti? Tai reikia tiesiog susirinkti dilgėlaites, tai yra, nepaminėjau, nemokama trąša, čia kiekvienas gali pasidaryti. Aišku, geriausia yra rinkti tas dilgėlaitės, kol jos dar nesužydėjo, nes paskui nedaug dievė nesusifermentuos ten kokia seklytė ir paskui darže turėsite pilną dilgėlių pridygusių. Tai tiesiog geriau rinkti dilgėlaitės iki žydėjimo. Kai kurie jas sukarpo, kai kurie nekarpo. Sukarpius galbūt greičiau vyksta tas procesas. Paprastai jis trunka apie savaitę porą. Tai yra nuo 7 iki 14 dienų kažkur, tai priklauso ir nuo šilumos. Jeigu šilčiau, jeigu saulutė šviečia, tai tada greičiau susifermentuoja, surūksta. Jeigu vėsiau, tada ilgiau, tada apie porą savaičių, bet pagrindinis indikatorius, kada jau yra paruoštas tas raugas, tai yra, kai pasklinda tas toks mėšlo kvapas. Daugumai jis yra labai nemalonus, bet kai įpranti, čia matot, pelytė eina, kai įpranti, tiesa, pelytė tai čia yra katės vardas. Bet kai pranti prie to kvapo ir žinai, kad augaliukam bus labai gerai, tai tiesiog neimi į galvą to kvapo, laistai ir viskas.
nes galų galiausiai tie patys gyvuliai, jiegi rupšnoja tą žolytę ir dėl to iš jų irgi toks pat kvapas pereina per jų virškinimą į traktą ir irgi toks va mėšlo kvapas atsiranda. Tai čia mes darom tą kitokiu būdu ir irgi atsiranda tokias savotiškas srutas padarom. Dar netgi vadina dilgėlių srutomis. Nors ten jokių realiai tų srutų nėra. Per gyvulių skrandį nėra perėję. Taip, dabar apie vietą paminėjau, kad geriau šilta vieta, kai kurie šiltnamį neša. Taip pat reikėtų turėti kažkokią tai talpą. O talpos tinka geriausiai kažkokia ar kibiras, ar kažkoks tai medinis kubilas, ar nežinau, dar kažkokia kitokia talpa. Mačiau žmonės ir į plastikinius tos butelius didelius, sudeda tas dilgėlaitės ir užpila vandeniu. Na, idealiausia, aišku, medinis kubilas, bet prie jo reikėtų daug labai terliotis arba jį brangiai pirkti. Tai galite tiesiog panaudoti tada arba plastikinius butelius, arba galite, aš tiesiog turiu plastikinį tokį kaip kubiliuką ir jame darau tą raugą. Geriau būtų, kad būtų uždengiama, nes tada greičiau vyksta procesas, ten neprikrenta visokių vabaliukų, varlių, rūpužių ir taip toliau. Vienais metais turėjau atidengtą gana stipriai tą raugą, tai pritraukė labai daug, man atrodo, ten buvo mešlavabaliai, kadangi juos tas kvapas labai traukė, tai ten, tiesiog visa krūva buvo, tai daugiau, per daug atidaryto nepalieku, užtenka mažo tarpuko, kad tiesiog gautų ir degonės, kad greičiau vyktų procesas. Dabar, ką dar reikėtų paminėti? Na, ko reikia tam dilgėlių raugui? Realiai reikia kažkokios talpos, vandens ir dilgėlių. Na, tai yra tikrai labai pigi trąša. Ir taip, dangčio dar būtų gerai turėti. Galima medinį pasidaryti, jeigu kibirą, tai tiesiog ar kažkokiam lentom uždengti. Na, čia sugalvosit, bet svarbu, kad šiek tiek vėdintųsi. Na, turbūt viskas. Jeigu dar ką prisiminsiu, tai parašysiu. Ir dabar einam tada rauti dilgėlaičių. Na, nerauti, o arba kirpti, arba skinti, nes geriau yra be šaknų, kad ten nepakliūtų žemių, tiesiog grinai augalinė tokia masė, biomasė. Tai einam tada skinti dilgėlaičių. Štai tokį turiu kubiliuką, gan nemažas, kaip matote. Na ir čia Vaidis dar buvo padaręs dangtį. Vat tokį. Na, bet čia jau kas kaip išmanote, taip galite uždengti ar tiesiog lentom. Va, ir uždengus dar šiek tiek būtų gerai palikti tarpuką. Aišku, ten vis tiek pro tarpus kažkiek vėdinasi, bet aš šiek tiek dar vis tiek palieku. Dabar apie pačias dilgėlaitės. Dilgėlaičių ieškokite geriausiai švariose vietose, toliau nuo kelių, toliau nuo automagistralių. Na, jeigu kaime kažkur gyvena, tai turbūt ten ir bus švari aplinka, ar kažkur, jeigu turit sodybą, tai manau, kad problemų dėl šito nebus dėl taršos. Va, ir dilgėlės geriausia, kaip ir minėjau, iki žydėjimo susirinkti. Aišku, jeigu jau žydinčios, visą sezoną galima gaminti šitą raugą, bet jeigu jau žydinčios yra, tai geriau būtų nukirpti tos žiedus. Na, jeigu nebijo, tai ir su visais žiedais. Vieni rinkdami smulkina, kiti nesmulkina tų dilgėlių. Aš nesmulkinu, nesicatskinu, tiesiog sumetu į kibirą, į kubilą, o sumesti jų reikėtų kažkur 2/3. Čia, aišku, labai bus didelis kiekis, bet aš planuoju ir medeliam kai kuriam neseniai pasodintam dar, kad truputį pastiprinta šaknytės. Ir kitur panaudosiu, tai tikrai man susieis tas raugas. 2/3 geriausia yra užpildyti dilgėlėmis ir tą likusį trečdalį tiesiog pripilti vandens iki viršaus maždaug. Na, kažkiek palikite, aišku, nuo viršaus tuščią tarpą. Ir tada tiesiog pastatot kažkur šiltoj vietoje ir paliekate fermentuotis. Tai dabar prisirinksim.
Tiesa, renkant mažus kiekius dilgėlių aš niekada pirštinių nemūviu, bet kadangi čia jau reikės taip grinai skinti, o jos jau tokios nemažos visai jau ir aštrokos, jau galima gauti per nagus, tai tiesiog užsimaunu pirštinaitės, bus paprasčiau ir nesusidilginsit, neskaudės paskui rankų ir tiesiog ir prisirinksim. Na, dabar laukia ilgas darbelis manęs. Štai čia turim gražuolių tokių, kaip gražiai jos čia atrodo. Pasakiškai tiesiog. Kitiems siaubas, o man taip gražu tas dilgėlaitės. Pasigrožėkim. Kiek daug yra dilgėlių panaudojimo būdų ir žaliesiam kokteiliam, pasisveikatinimui, trąšom. Netgi galima to raugų paskui purkšti nuo įvairių kenkėjų, net nuo marų, bet aišku, tam tikrų santykių reikia atskiesti. Kaip trąša, na tikrai daug tų panaudojimo būdų, anksčiau dar daugiau būdavo, kadangi žmonės iš dilgėlių ir gamindavo ir siūlus, tam tikrus, tai iš jų ir siūdavo, ir ausdavo ir drabužius, ir, na, žodžiu, tikrai daug panaudojimo būdų. Nuostabus augalas, labai turim būti dėkingi gamtai, kad mum davė tokį stebuklą čia Lietuvoje. Aš nesu preciziška rinkėja, tai pas mane gali pakliūti ir kitokių žolelių, tikrai dėl to nesijaudinu, o ir tos kitos žolelės taip pat gali kažkuo praturtinti raugą. Kisiau, nu ką tu pasakysi? Ką tu nori pasakyti? Dėmesio nori, pavaidinti nori. Va, tai, žodžiu, jeigu paklius, tikrai neišiminėkit, palikit, praturtins dar kitom medžiagom tą raugą. O dar ką norėjau pasakyti, berinkdami dilgėles, atkreipkite dėmesį, kad auga ir toks augaliukas notrelė, kuris yra gana panašus į dilgėlę, tik tiek skiriasi dar, kad nedilgina ir va čia turi tokius baltus pumpurėlius, kurie vėliau bus žiedeliai. Tai nesumaišykite, neprisirinkite notrelių vietoj dilgėlių. Na, aišku, kažko labai blogo nenutiks, bet dilgėlės turi daugiau įvairių tų medžiagų, kurių reikia augaliukų trąšom. Štai, pradžiai man tikrai užteks, galbūt ne 2/3 čia, bet tikrai paskui galvoju, ir aš tikrai sunaudosiu viską, tai geriau dabar padarysiu truputį mažiau. Ir ką toliau? Toliau užpilam vandens. Aš paėmiau iš prūdo vandenį, bet iš tikrųjų geriau būtų šiltą vandenį, tada greičiau vyks tas procesas, šilumoj greičiau viskas. Bet galima ir su šaltu, vis tiek saulutė sušildys. Kai kurie netgi verdantį vandenį panaudoja, kai kurie dar įdeda mielių, tada dar greičiau tas procesas vyksta. Augalams šiaip patinka mielės ir pomidoram visokiam. Taip, einu dar prisipilti. Pripylėm dabar vandenuko. Aš turiu dar, iš karto pasiruoškite kažkokią tai lazdą maišymui, nes kiekvieną dieną dabar reikės, tai man su kamera nepatogu, kiekvieną dieną dabar geriausia būtų ateiti pamaišyti. Na, jeigu kokią dieną praleisi, tikrai nieko nenutiks, bet greičiau vyks procesas, jeigu kiekvieną dieną pamaišysit. Čia, aišku, dabar atrodo, kad to vandens gal mažokai, bet manau, kad užteks, nes dilgėlės pilant vandenį jos pakyla į viršų ir iš tikrųjų ten papačia dar yra laisvos tos vietos, tai manau, vandens tikrai užteks. Dabar, kada bus jau paruoštas tas raugas dilgėlių srūtos, kada pajusite jau tokį mėšlo kvapą, kaimo kvapą. Atrodo, kad kažkas čia papylė mėšlo kažkur aplinkui. Tai va tada jau galite naudoti tą raugą. Dar galite stebėti putojimą, pradžiai jisai putos, o kai jau nustos putoti, taps toks tamsesnis, tamsiai žalias, kai jau tos augalinės, kai ta augalinė biomasė truputėlį taip apirs, nu tada jau reiškia galite naudoti, kai jau nustos putoti. Ir būtų gerai, kad sunaudotumėt tą raugą, kai jau jisai subręs, taip sakant,
kad sunaudotumėt gana greitai, nelaikytumėt jo ten mėnesiais, nes su laiku tų medžiagų mažėja naudingų. Tai tiesiog, kol jis dar šviežias, va toks savaitės, poros savaičių, tai yra idealu tokiu tręšti. Tai va, nepalikit paskui. Geriau tada išpilkit naują, pasidarykit vėliau, jeigu jau nesunaudosit. Arba tada mažiau darykitės, kad tiesiog savo naudojimui jums pakaktų. Dar nepaminėjau vieno dalyko, į metalinį kibirą nedarykite šio raugo metalinėme kibire, nes gali su metalu sureaguoti to proceso metu rūgimo ir tiesiog dalis medžiagų pasišalinti ar pakisti ir tiesiog bus netoks vertingas tas raugas. Tai, geriausia medinis, tinka ir plastikinis ar dar kokį sugalvot, bet ne metalinis. Ką dar norėjau pasakyti apie kvapą. Kvapas iš tikrųjų yra daugam labai bjaurus ir jau laistant augalus, toks kurį laiką dar lieka, toks labai nemalonus kvapas. Tai prieš pat vaisių skynimą geriau to nedarykite. Bet, geriau iš pavasario, tai vasaros pradžioj dar tręšti. Nes paskui jau iš tikrųjų ta žalia biomasė ir nebėra tokia reikalinga. Paskui reikia koncentruotis į vaisius, į šaknis, jeigu tai yra kažkokie šakniavaisiai, šakninės daržovės, tos vadinamos gumbinės visokios, tai jom tikrai nereikia paskui ir to raugo. Čia tik tai pradžiai, nes vėliau augalai jau turi pradėti medėti, sumedėti, kad čia kalbu apie sumedėjusius augalus, aišku, ne apie žolinius. Paskui, kad jie spėtų sumedėti, jiem nebereikia tiek azoto, jiem reikia daugiau fosforo, kalio rudeniui. Tai va tiesiog čia tokia pavasarinė labiau trąša ir vasaros pradžioj, kol auga žalioji biomasė. Dėl kvapo dar norėjau pasakyti, kad jeigu labai bjaurus kvapas ir jis jūs žiauriai erzina, galite įsilašinti į šį raugą valerijonų šaknų ekstrakto arba tiesiog valerijono šaknų, jeigu turit pasidžiovinę. Aš nebandžiau šito metodo, bet kažkada domėjausi, kad jisai nuima tą kvapą, gana neblogai, kai kurie deda pelenų irgi tam kvapui nuimti. Aš irgi to nebandžiau, nes manęs tas kvapas kažkaip nelabai erzina. Yra žmonės, kurie tiesiog pykina juos nuo to kvapo mėšlo. Man nėra taip, tai aš tiesiog nieko nededu ir jau kai laistau ir prakenčiu ir nieko nenutinka. Taip, tai turbūt būtų tiek dabar apie raugą. Taip, kaip minėjau, kiekvieną dieną dabar pamaišom. Turbūt nesusamčiu maišysit, tai susiraskit kažkokią lazdą geriausią medinę ir turėkit ją prie to raugo, kad patogu būtų pamaišyti. Dabar uždengsime dangčiu. Galiu iškart ir uždengti. Ir su raugu tada bus viskas. Svarbus dalykas, ko nepaminėjau, svarbiausia, tai kaip tręšti. Kai kurie galbūt galvojate, kad iš karto tokį raugą galima ir tręšti juo, bet žinokit, jokiais būdais, nes tai yra labai koncentruota trąša ir reikėtų būtinai ją atskiesti. Idealiausia proporcija atskiedimui tai yra 1:10. Tai yra 1 litras raugo ant 10 litrų vandens. Jeigu naudojate mažesnį kiekį, atitinkamai pasiskaičiuokite proporcijas mažesniam kiekiui. Aš iš tikrųjų dažnu atveju ir iš akies tiesiog imu, ten jeigu su laistytuvu laistau, tai ten kokį stiklainiuką mažą įsipilu raugo ant viršaus vandens. Tikrai ten neskaičiuoju tiksliai tų proporcijų, bet geriau pasiskaičiuokit, kad paskui neprašautumėt. Tai va, turbūt būtų tiek apie raugą. Dar prisiminiau vieną dalyką, kas kiek laiko laistyti tuo raugu. Kai kurie laisto kas savaitę, bet iš tikrųjų pilnai pakanka kas 10 dienų vis palaistyti, būtinai praskiestų su vandeniu, 1:10. Ir palaistyti ir kas 10 dienų. Be abejo, tai nėra tokia jau pilna vertė trąša, kad augalai visko gaus iš to raugo. Truputėlį užmiršau tarpuką, paliksiu dar.
Reikėtų papildyti ir kitom natūraliom trąšom, galima pelenais. Na, pelenais geriau, aišku, anksčiau į žemę juos įmaišyti, bet galima ir vėliau geriau negu niekada, nes pelenai turi fosforo, kalio daugiau, dilgėlės azoto, tai tiesiog, kad gautų įvairių medžiagų. Jeigu jau tręšiat tik natūraliais būdais, tai pasistengkite, kad tie augaliukai gautų įvairiausių medžiagų ir iš kitokių trąšų, kad ir kažkokių, nežinau, banano žievių, ten kai kurie įkasa į žemę, ar, na, kompostas, aišku, idealus savo pagamintas, labai tinka. Dar keletą trąšų aš jums noriu parodyti. Tai iš tikrųjų galbūt yra šiek tiek sudėtingesnis metodas, su tom natūraliom trąšom reikia padirbėti, negu nusipirkti tų cheminių MPK tiksliom dozėm, suvarai ir auga viskas kaip ant mielių. Beje, tas posakis kaip ant mielių tai irgi yra ne šiaip sau, nes mielės tikrai labai nebloga trąša. Tai aš iš tikrųjų esu prieš tas cheminės trąšas, vien dėl to, kad teko domėtis, kad jos šiek tiek kenkia ir tiem dirvos grybams, grybienai, nenori augti paskui tie grybai, o tie grybai yra labai svarbus, iš tikrųjų, čia kalbu ne apie baravykus, ne apie ten musmirės ar kažką, bet po apačia yra grybiena, visas tinklas, tai tos cheminės trąšos, jos tiesiog išbalansuoja tą požeminį gyvenimą, ten visko labai daug, ir bakterijų, ir grybų, ir geriau viską daryti kuo natūraliau, kad kuo mažiau kenkti gamtai. Aišku, aš apie tai kalbu pildama raugą į plastikinį kubilą, bet, na, to plastiko ir taip užtenka, ir tos chemijos ir taip užtenka mūsų pasaulyje, tai tiesiog, jeigu tik yra galimybė kažkur geriau naudoti kuo natūralesnius būdus ir metodus, ir ypač ir trąšų, nes tų trąšų dažnai ir padaugina žmonės, ir paskui vėl negerai, ir patiem augalam, netgi nudeginti galima su tom trąšom, tai jau geriau tie natūralūs metodai. Dabar dar porą norėjau pasiūlyti jums variantų, kuo dar galima papildyti natūraliom trąšom. Štai, man kilo tokia mintis prieš keletą dienų, beveikštant pamačiau tokių vynuoginių sraigių kiautų, tai yra, aišku, ne mūsų sraigės, tai yra atvežtos dauginimui, auginimui, ir paskui labai išplito pas mus, jau daugelį vietų galima rasti, tai nėra gerai, kad jų yra, nes jos nėra mūsų natūraliai čia paplitusios sraigės. Bet jeigu jau pas jūs jų yra, tai kodėlgi nepagalvojus apie sraigių kiautus kaip apie trąšą. Na, net ir į kompostinę galima įdėti, bet idealiausia būtų jas pasmulkinti, ar su tiesiog galima ir į akmeninę tą grūstuvę, arba tiesiog tarp akmenų, taip paskaldyti, pasmulkinti, juk tai yra puikiausias kalcio, kalio šaltinis. Tai praturtins tikrai, aš kalbu, aišku, apie tuščias sraiges, praeitų metų, ne apie naujas, kur viduje kažkas yra. O apie tokius kiautus, juk tai yra puikiausia trąša, tai natūrali gamtos trąša, kuri gali praturtinti dirvą. Šiek tiek ir rankom galima paskaldyti. Va, sumaišot, sumalat. Ir tokius kiautukus jūs tikrai galite paskui supilti į lysvę kažkur, nu ir praturtins dar įvairiom natūraliom medžiagom jūsų lysvę šitos trąšos natūralios. Aišku, tai nėra labai greitos trąšos, joms prireiks dar laiko suirti, priklausomai nuo to, kokiu smulkumu jas sumalsite ar sutrinsite, kuo smulkiau, tuo greičiau augalai galės pasisavinti. Tuo labiau šita trąša labai tiks, jeigu dirva yra rūgštesnė tokia, tai kažkiek ir pakalkins tą dirvą sraigių kiautai. Tai tikrai, kodėlgi ne, na, nepabijokite įdėti ir tokių gamtos gerybių į savo lysves, kurios bus natūrali trąša. Tai va, toks mano pastebėjimas, nežinau, pasidalinkit komentaruose, ką manote apie tokį būdą, bet, na, aš nematau jame nieko blogo, ir to labiau praturtinsit savo augalus įvairiom medžiagom papildomom. Gerai, žiūrim, ką dar turim. Jeigu neturite mėšlo, tai galite jo susirasti. Aš aišku, truputėlį juokais, truputį rimtai, bet, na, kodėlgi ne? Na, va, turim, pavyzdžiui, briedžio ar stirnų, aš šito vietoj nelabai gera
nelabai moku atskirti kieno. Turim jų tų spirukų, tų kakučių. Ir kodėlgi nepanaudojus jų irgi trąšom. Na, tai yra natūrali gamtos trąša, tas pats mėšlas realiai, nes jiegi rupšnoja žolytę, viską švari tokia natūrali trąša ir tikrai galite su pirštinėm, gal ne plikom rankom, įmesti ar sodinant kokį medelį. Va, mes irgi su Vaidu įmetėm į graikinių riešutmedžiui. Tai manau, kad tikrai gerai sueis ta trąša, nes tai yra natūralu, visiškai natūralu. Tie gyvuliai nebuvo šerti jokiom cheminiam medžiagam, to labiau, kai mes, sakykime, kažkokį tai mėšlą gaunam, perkam, iš kur mes žinom, kas buvo duota tiem gyvūnam, kokių chemijų, kokių antibiotikų, dar kažko. O čia, va, prašom, visiškai švaru, tik žolytė, ekologiška. Tai jeigu randat, na, nepabijokit irgi įmesti į lysvę, ar, įkasti, ta prasme, kažkur šiek tiek į žemę, ar sodinant medelius, tikrai galite pasinaudoti. Jeigu jau radote, tai čia jūsų bus lobis toks. Irgi nemokama trąša. Na ir žinoma, kaipgi be pernykščių lapų. Tai yra irgi puikiausia trąša. Aišku, geriau iš rudens ją susigriebti, kažkur pakompostuoti, bet jeigu va taip tiesiog atvažiavote į sodybą, norit natūraliai lysvės pasitręšti, praturtinti, tai tiesiog šiek tiek įkaskite ir lapų į lysvės, jie vis tiek per laiką suirs, dirba sliekai, dirba mikroorganizmai, ten yra visas fabrikas su pilnu etatu dirbančiais darbuotojais, kurie pavers šituos lapus į gėrį, kuris tiks jūsų augaliukam. Taip gaminasi gi humusus. Tai tikrai nepabijokit ir tų lapų įdėti. Aš kada padarysiu dar atskirą video apie lapus, apie lapų savybės, kompostui ir visa kita, kokių medžiagų kas turi. Tai, o dabar tiesiog trumpai, kad galite įdėti ir lapų. Čia pelytė bėgioja. Na, katė pelytė. Tai štai turbūt būtų tiek kol kas taip ant greičio apie tas trąšas, kokias dar galit panaudoti. Aišku, dar yra begalė kitų, bet aš dabar tiesiog va tokie buvo pamąstymai atėję į galvą, tai pasidalinau su jumis. Ir šiam kartui turbūt jau užbaigsime apie natūralias trąšas, pakalbėjom apie dilgėlių raugą, dilgėlių srutas, apie kitas trąšas, kurias galite panaudoti. Man būtų be galo įdomu išgirsti, tai yra paskaityti komentaruose, parašykite, kokias naudojate natūralias trąšas, galbūt dar kažkokių, kokių aš nesugalvojau, aišku, įvairiausių yra tų būdų tręšimo. Tai parašykite komentaruose, kas jums labiausiai pasiteisina, ką naudojate, galbūt ir tą raugą kitaip darote, gal žinote, kaip jį dar praturtinti. Na, tiesiog labai įdomu jūsų patirtis su natūraliom trąšom, būtent ne su cheminiam trąšom, bet su natūraliom, ekologiškom, kaip jūs tręšite savo augalus ir kaip išvengiate chemijos. Tai šiam kartui turbūt būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, linkiu pasigaminti raugą, nepatingėti, nes tikrai nemokama trąša, dilgėlių yra pilni krūmai, pilnos pakampės, tik sakau, parinkit geriau švarią vietą. O jeigu pas jūs nėra dilgėlių, tai galite tada kitus metodus, lapus pernykščius, dar kažką įsidėti į lysves. Ar sodinant augaliukus irgi galite įdėti į duobutę kažkiek irgi tų trąšų natūralių. Tai va, pasidalinkite, ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad komentuojate, ačiū, kad prenumeruojate kanalą Gamtos poezija. Ačiū, kad spaudžiate patinka, kad pasidalinate vaizdo įrašu ir kas norite, taip pat galite tapti Gamtos poezijos patronais. Yra toks kanalas Gamtos poezija Patreone. Na ir tuo pačiu paremsite šį kanalą. Ten dar gausite taip pat straipsnių įvairiomis temomis, kas liečia augalus ar įdomius gamtos reiškinius. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitose laidose. Iki.